Mikalojus Kuprevičius apie ligas ir jų gydymą. Gydytojas Mikalojus Kuprevičius ne tik dirbo praktinį gydytojo darbą, bet ir bendradarbiavo tuo metu spaudoje. 1897 m. Varpo laikraštyje, trečiajame numeryje, buvo paskelbtas Mikalojaus Kuprevičiaus straipsnis Lietuviški ligų vardai. Jame gydytojas pateikė lietuviškų ligų pavadinimų sąrašą su lotyniškais arba graikiškais atitikmenimis ir pavyzdžių, kaip žmonės tas ligas gydo ar stengiasi nuo jų apsisaugoti. Mikalojus Kuprevičius taip pat skatino kolegas gydytojus vartoti lietuviškus tarp žmonių paplitusius ligų pavadinimus. Keletas pavyzdžių iš šio straipsnio. Aptakys panaritijum. Žmonės svogonus kepa su jaučio arba kiaulės taukais ir deda ant piršto. Baltoji liga, fliuvija alba, vaistas, verda ąžuolo žievę ir daro maudyklę, alūno da prideda. Grižas, dispepsija. Nors žmonės daug apsireiškimų to vardu vadina, vienok dažniausiai ten yra dispepsija, kur pas mažą vaiką motinos grižą atranda. Vaistas, našlelis, burokų skystimas gerti su medum, o tirštimas ant pilvo dėti. Irmėdė, status febrilis. Jei po nušalimo ar iš kitos priežasties užpuola karštis, galva skauda ir visi kaulai sunkūs palieka. Bet po 2-3 dienų žmogus visai pasveiksta. Tai sako, kokia irmėdė buvo prisikabinus. Pagedimas, lysa. Seni žmonės liepia užmušti pagedusi šunį, sudeginti jo plaučius, širdį ir jaknas ir užvirus šarmą duoti tuojaus apriestam ano šunies žmogui. Trandys – tai ta pati liga, kas ant piršto aptakys. Žmonės sako, būk tai praeina nuo užminimo ant kirmino trandžiu vadinamo. Perskaitė Juozas Šalkauskas. Du žmogaus galai. Kitą kartą viens karalius, bevažinėdams pusavą karalystę, rada beganančius bandą vieną seną žmogų, tai viršininks, įdado kelius mažus vaikus, tai piemenėlius. Liepė savo kučeriui apsistoti. Klausė tas karalius to viršininką, koks yra gal žmogaus? Tas viršininks karaliui atsakė, žmogaus yra 2 galai ir abu tokie vienodi. Karalius klausė, kaip tai 2 galai ir abu vienodi? Viršininkas atsakė, taip, yra 2 galai. Kada aš buvau mažutis, dantų neturėjau, tada mane motina su koše šėrė maitina. O dabar jau išbyrėja mano dantis, duonas nebeįkandu, į veltę galiu košę valgyti. Kada paaugau didesnis, ėmiau bandą ganyti, šiti dabar pasenau ir vėl bandą ganau. Šitie visi mano piemenėliai, kada pasenės, ir jie taip pat bandą ganys. Taip tai ir yra žmogaus gyvenimą 2 galai ir abudu tokie vienodi. Karalius pasakė, seniukai, tavo teisybė, duok šiantų savo tabokos pypką prisikišti. Senis padavė. Ir senis viršininks ėmė savo skiltuvą ir titnagą ir kempinę, įskėlė ugnį, uždegė karaliui pypką. Karalius seniui už viską pasakęs ačiū, nuvažiavo savais keliais. Į tiek.